Labas Virga. Sveiki. Žinau, kad šeštadienį buvai grožio pamokėlėje. Nu taip, buvo. Sakyk, ar tau patiko grožio pamokėlė? Labai patiko. O kas ten tau patiko? Man labiausiai patiko tas rankų minkštinamasis kremas. Labai maloniai nuteikia rankas, nes žiemą paprastai būna jos visada tokios suskeldžiusios, tokios liktai grubios, tokios labai, nepatogumas toks labai. Ir būtent va šitas kremukas, jisai labai atgaivino rankas, jos pasidarė švelnios kaip kūdikio. O, kaip smagu, tikrai žiemą tai labai smagu. O dar kas nors įsidėmėjai, ką nors dar toks, tikrai įspūdingas dalykas? Ar čia tik vienintelis? Ne, tai dar buvo labai irgi geras dalykas, tai yra veido tvarkymas, švarinimas, šveitimas ir po to tas atgaivinimas veido ir uždėjimas tos krempudros, visai atitaikymas spalvos, ypatingai kai aš labai esu šviesiaodė, tai man labai sudėtinga ją pritaikyti, nes paprastai tamsiaodėm lengviau kažkaip, tai man visą laiką kažkaip veidas išsiryškina tamsesnis, kaklas šviesesnis, ir taip toliau. Žodžiu, atsitaikėm tas spalvą. Žodžiu, labai tiko, kaip atitaikėm, taip? Tai va, man tas labai patiko. Šiaip moteriškės, šiltas bendravimas, viskas ir konsultantė labai puikiai. A, netgi ir šitai? Ačiū. Žinoma. O dar pasakyk, ar susilaukiai komplimentų po vakarėlio? Nu labai, iš karto vakarėlio metu, Jau vakarėlio metu? Jos jau man pasakė, kad man labai tinka būtent šitas veido šveitimas, iš karto atsigaivino odą ir tapau jaunesnė. A, netgi iš karto pamatė kažkokį tai skirtumą? Taip, pamatė. Nu, va, matai, tai tikrai smagu iš tikrųjų. Aha, o norėtum dar dalyvauti tokiame renginyje, panašiame, pavyzdžiui, gal kitokia tema, kaip tu galvoji? Norėčiau vėl. O kokia tema tau įdomu būtų? Nu, būtent makiažas, dieninis ar tenais vakarinis kažkoks, tai tvarkingas, neiššaukiantis makiažas. Aha, kaip pasiderinti? Kaip pasiderinti spalvas, galbūt kažko tai aš dar nežinau, nors labai daug domėjęs šito klausimu, internetas pilnas šito viso, bet norėčiau gyvai ant savęs pabandyti. Supratau. Tai čia dabar buvo tokia odos daugiau priežiūra, aš taip suprantu, ar ne? O paskui nori daugiau dar žinių į makiažą. Taip, sekantį žingsnį. Supratau. Vadinasi, kai bus makiažo pamokėlė, vėl kviesim tave? Labai malonu. Ačiū tau, Virga. Ačiū jums. Iki kito karto.